Tai kaip akcentavo, jeigu dabar jau galvojate, kad naujienlaiškius reikia planuotis ir reklaminę kampaniją ir ką darysit kalėdom, tai jūs jau pavėlavot. Maždaug 3 mėnesius iki kalėdų, tai yra rugsėjo 25, mes tikrai oficialiai jau galime matyti reklamas ir IKEA viena iš tų turbūt yra, kur kolegė man prieš 2 savaitės siuntė ir sako, Justina, matei, IKEA jau yra eglutė. Aš sakau, tugi marketingė dirbi ir tau keista. Šiandien asmeniškai pats buvau Džiske, jau deda kalėdinės dekoracijas. IKEA sakė irgi taipogi. Tai ką jūs veikiat? Ir labai daug akcentavo taip, kad įmonės dažnai būna ypač smulkesnės, kurios užsivelia tuose darbeliuose ir tada prisimena lapkritis, pabaiga, vidurys, tai reikia jau tada kažką postinti, reikia surasti ką, pats neturiu kada, tada ieškau, kas tai man padarys, visi užsikasę darbais, aš net nekalbu apie spaudą. Hebrytė, jeigu darote spaudą, reikia atsispausinti, tai jūs jau pavėlavot. Nes kalėdinis laikotarpis yra kosmosas.